Sveiki, gerbėmieji ir negerbėmieji plokščiaplakio žiūrovėliai. Aš visada sakiau, kad Lekstutis yra skaldytojas, ne vienytojas. Nes kiekvienas skaldytojas nori atrodyti kaip vienytojas ir kaip geras žmogelis. Bet iš tikrųjų jis yra Lietuvos skaldytojas. Dar kitaip jo žiūrovų mėgstamas žodis segreguotojas. Jis nori atskirti ir suteršti viską, apie ką jisai čia šneka, šitas Putino mylėtojas. Tad štai aš jums pateikiu įrodymą be jokių komentarų. Pasižiūrėkim. Ir kas įdomiausia, kad šitam pavadinime yra Lietuvos, Rusijos ir Žemaitijos kunigaikštystė. Ir kitų, na ten tarkim. O ką mes šiandien turim iš Žemaitijos, ne? Jeigu imkim, pereikim į tą lygį, jeigu žemaičiai pradėtų reikalauti istorinės tiesos, tai lietuviams tektų kraustytis į Baltarusiją realiai. Na, Vilniaus žemės liktų ir visa kita likusi Lietuvos. Tai tu pritari, kad Putinas stebilišką logiką naudoja, jo? O Žemaitija buvo per amžius, visi žemėlapiai, samokitė, iki Vilniaus žemių realiai buvo Žemaitija. Taigi, jeigu mes norėtume žemaičiai atsistatyti savo istorinę tiesą, tai lietuviai turėtų su visais savo lietuviškais pavadinimais, lietuvių kalba ir gramatika kraustytis von iš Žemaitijos ir žemaičiai galėtų turėti pagaliau savo kalbą, kuri yra ir dabar yra labai stipriai smūgdama, savo raštą, savo kalbą, savo rašybą, savo miestelių pavadinimus atsistatyti, kas buvo pakeista. Tai va šitoj vietoje, jeigu kalbėti taip sąžiningai. Tai va, šitoj vietoje aš negaliu pakęsti tokių taip mąstančių žemaičių, kaip šitas žemaičių vardų teršėjas. Yra tokių žemaičių, aš ir pats pažįstu, kurie nori pasidaryti atskirus pasus, atsiskirti nuo Lietuvos. Ir aš niekada tokių nepalaikysiu, nors pats esu žemaitis. Ir štai jums buvo puikiausias įrodymas, kaip Lekstutis yra ne vienytojas, o skaldytojas. Tai įdomu, ką jisai dar pasakytų dzūkų, suvalkus, kad kur jiems dėtis tada jau, jeigu jau visa Žemaitija užima visą Lietuvą. Tai dzūkus ir suvalkus turbūt išsiųstų kaip jo mėgstamiausi Rusijos personažai į visokius gulagus ten išvežtų į šiaurę, į Sibirą, žodžiu. Nu tai toks, pasižiūrėkit, koks jūsų dievaitis Lekstutis yra negerbėmieji. Čia aš negerbėmiesiems labiau noriu parodyti, o tie gerbėmieji žiūrovėliai tai tikrai supranta, koks čia yra žmogus. Tai tiek šiam karteliui. Dėkoju, kas pabuvot kartu, ir iki kitų kartų. Iki!